Tavo įsitikinimą yra tavo gyvenimo brėžinys. Dabar įsivaizduok, tu nori pasistatyti namą, bet tu negali pradėti statyti namą, tu negali pirkti medžiagų, tu niek negali daryti, kol tu neturi kuo brėžiniaus. O tas ir pagrinds tau, pats pagrindinis pagrinds. Tai dabar žiūrėk, tavo įsitikinimą yra tavo visas gyvenimo brėžinys. Tavo emocijas ir tai statybininką, kad atein statyti to namą. Tavo mintis yra medžiagas, plytas, iš kurių tie statybininką paims ir pradės statyti ant tavo namą. Ir tavo elgesys yra kaip tas nams ir statoms. Tai dabar žiūrėk. Viskas priklauso nuo to tavo brėžiniaus, nes jeigu nebus brėžiniaus, nebus ir ko, nebus emocijų. Jeigu nebus emocijų, nebus tada minčių, nebus minčių, nebus elgesiaus. Viskas priklauso nuo kokį tu įsitikinimą turi. Keisk savo įsitikinimus savo galvo, nes mes negalim turėti emocijas arba bele kokį jausmą vakuumi. Tai neįmanoma. Viskas turi savo reikšmę ir definiciją. Sužiniuok, ko dalyką tau reiškia. Ir pakeisk, kad pakeistum savo gyvenimą.